Labas vakaras, mėly pasvaliečiai, labas vakaras, būkit pasveikinti pirmuosiuose Pasvalio rajono istorijoje Deimančiukų rinkimuose. Praeitų metų pabaigoje mes rinkome Deimančiukus, paieškos artėjo vis dėlto į pabaigą. Tiesą pasakius, nesitikėjome tokio didelio jūsų aktyvumo. Jūs skambinote, rašėte, taip pat pildėte anketą. Ir galiausiai mes išrinkome jūs, Deimančiukus. Ir paskui pagalvojom, kad iš tikrųjų, ko gero yra labai gera proga, būtent kovo 11 diena, ir kad būtent tą dieną ne kažkokiom garsiom frazėm, ne deklaracijom, kurios, aš manau, daugumai iš jūsų yra gerokai nusibodusios, o būtent parodant tą paprastą žmogų, kuris gyvena šalia mūsų, atšvęstą mūsų Lietuvos 25-metį. Tai yra, ko gero, geriausia dovana mums visiems. Parodyti žmonės, kurie nesiskundžia, o kurių tiesiog nuoširdžiai ir daug dirba. Rautis mažas aš esu, šiam pasauly gyvenu, sako, kad gimiau gražus, mažas baltas išramus, peš, 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 pleš, 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 mažas baltas išramus. Šiandien mes žinom, kad mūsų Pasvalio krašte iš tikrųjų yra daugybė kaimų, miestelių, kur susikūrusios stiprios bendruomenės ir kurios vienyje žmonės neabejingus savam kraštui. Ir žiūrint į jas visada klausė, o kasgi yra ta bendruomenė? Ir supranti, kad iš tikrųjų tai yra komanda žmonių, ne vienas, ne du, ne trys, o visa komanda, kuri dirba tam, kad vieni kitiems būtų šiek tiek geriau gyventi. Sekanti nominacija – Metų bendruomenė. Ir jis pretenduoja tapti Paiešmenių bendruomenė. Salomė. Ketverių bendruomenė. Noriu bendruomenė. Na, o, kaip sakėm, šiandien mes jungiam viso pasaulio pasvaliečius į krūvą, taigi nugalėtoją kviečiam paskelbti Vilniaus pasvaliečių bendrijos vadą, docentą Antaną Vynį. Kviečiam. Galėčiau pabandyti atspėti. Bandykit. Gali būti bendruomenė, iš kurios yra į pasaulį vaikšto ir važinėja Genovaitė, daktarė Genovaitė Jusaitinė, o galbūt ir matematikas Jonas Jankauskas. Dabar bandysiu pažiūrėti. Nu, pavadykit. Ar spėjot savo, ar jūsų dedukcinis metodas suveikia? Ne. Čia yra... Nepradėkite apie formą. Pažiūrėsiu, horoskopas palankus ar ne. 2014 metų bendruomenė Paiešmelė. Ir mano nuojauta retai kada apgauna žiūrint į darbščius šeimininkus. Nesakykit nieko. Gerai, įsibučiuojat vyrai. Ir mes toliau jungiam viso Pasvalio krašto žmonės ir dėmesio ekraną jungiam Norvegiją. Šiandien išgirdau puikią naujieną, kad Paiešmenių bendruomenė pripažinta pati geriausia Pasvalio rajone. Sveikinu nuo Rogalando bendrijos pirmininko su šauniu laimėjimu. Ir tikrai nenuostabu. Tai matome puikiai per jonines šių metų. Tikrai puikiai šventę. Vis dar kalbam, vis dar prisimenam ir labai dėkingi už nuostabų priėmimą. Ačiū ir sėkmės. Labas vakaras, ačiū visiems balsavusius už Paiešmenius. Tai yra bendruomeniškumo vaisius. Viktoras apie bendruomenę liktai viską apibūdino. Man belieka tik tai pakviesti jūs apsilankykite Paiešmenyse. Ačiū. 2014 metų bendruomenė Paiešmeniai.